Odos vėžys, jisai dažniausiai atsiranda vyresnėjame amžiuje, kai oda sukaupia, kaip akumuliatorius, bet blogąja prasme, daugybę poveikio dėl ultravioletinių spindulių poveikio. Tačiau tai dažniausiai būna ilgalaikis poveikis, labai daug metų praeina. O tuo tarpu melanomą, jeigu gerai pasikaitinti, tai galima netgi ją įsigyti per vieną sezoną, per vieną vasaros sezoną. Dauguma žmonių galvoja, kad apgamus reikia tiesiog šalinti ir galima laisvai pašalinti su lazeriu. Taip, kai kuriuos apgamus galima pašalinti su lazeriu. Bet tačiau, jeigu apgamas yra pakitęs arba atsirado kažkokių tai pojūčių, sakysim, kaip skausmas, perštėjimas, niežulys, nes tai irgi gali būti vieni iš pirmųjų melanomos atsiradimo požymių, tai geriausia tokį apgamą šalinti chirurginiu būdu, tai yra išpjaunant sveikų audinių ribose ir tada, kai atiduodi ištyrimui, patologas nustato, ar jisai pašalintas radikaliai ar neradikaliai, ar liko dar kažkokių ląstelių, ar neliko, o su lazeriu mes to negalime žinoti. Tačiau kai apgamai, jeigu yra nepakitę, arba tai yra nebūtinai apgamas, galima naudoti lazerį arba elektrokaustiką.